Redžiuran polinukleotidų terapija tai odos gydymas ir atstatymas su polinukleotidais. Polinukleotidai yra gaunami iš lašišų DNR. Įrodyta, kad lašišų DNR yra artima žmogaus DNR, dėl to polinukleotidai išgauti iš lašišų ir suleisti į žmogaus odą skatina odos regeneraciją, elastino kolageno sintezę, atnaujinimą odos, mažina pigmentaciją ir visapusiškai pagerina jos kokybę. Polinukleotidų terapiją mes galime pritaikyti tiek plaukų slinkimui, tiek senstančiai odai, suglebusiai paakių, kaklo odai, taip pat randams gydyti, po aknės randams gydyti, pigmentacijai odos pagerinti. Ši terapija yra pritaikoma įvairiose odos srityse, ne tik tai galvos, mes galime taikyti ir kaklo, dekoltės srityje. Ji puikiai tinka rankų odos atjauninimui. Kuo polinukleotidai skiriasi nuo kitų į odą injekuojamų preparatų, pirmiausiai tuo, kad jie nesukelia tinimo. Tai yra preparatai, kurie neturi savyje hialurono rūgšties, dėl to puikiai tinka žmonėms, kurie linkę tinti. Tai ypač aktualu gerinant paakių odos kokybę. Vis daugiau pacientų šiais laikais renkasi prevencinę odos regeneraciją dėl to, kad ankstyva profilaktika ir užbėgimas už akių pirmosioms raukšlėms yra efektyviausia.